Mielos moteris, mielos sekėjos, sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes pažiūrėsime jo mintis apie jūs. Galbūt jūs ne per seniausiai susitikote, galbūt įvyko kažkoks tai pokalbis ir jums įdomu, ką jis apie jūs galvoja. Taigi, susikoncentruokite, pagalvokite apie savo išrinktąjį, apie savo antrąją pusę, galite garsiai ištarti jo vardą, pritraukiant jo energiją, o mes pasižiūrėsime, apie kągi jis galvoja, tiksliau, ką jis galvoja apie jūs, būtent ką jis galvoja apie jūs. Taip, mes pasižiūrėsime jo trumpalaikius mintis, momentinės tokias mintis apie jūs, pažiūrėsime, ką ilgalaikiai perspektyvoje jis galvoja apie jūs, kokie jo galbūt planai ir kokios svajonės, bet kurias nebūtinai jis imsis įgyvendinti, bet apie ką slapčia svajoja. Taigi, jo trumpalaikės mintis apie jūs. Kokios tokios sumišusios mintis, galbūt jūs kartu sieja praeitis ir jis, pamatydamas jūs, pakalbėdamas su jumis, priklausomai kokia jūsų situacija, jis prisiminė tą praeitį, jis prisiminė tai, kas jūs siejo. Galbūt jam dar nėra iki galo aišku, jeigu praeitis jūs nesieja, tai po pokalbį su jumis, jam kažkokį jūs tokį, rūką įpūtėte į akis, galima sakyti, nėra jam aišku, jis dar nesusidarė tokios aiškios kažkoks tai aiškaus paveikslėlio. Ar jūs patikote ar nepatikote, ar aš suprantu tą moterį, nesuprantu, tokį palikote jį truputėlį tokį stovinti ir mąstantį ir galvojantį, kas čia buvo, iš tos serijos. Jam ne viskas yra aišku ir kažkaip ne iki galo jūs suprato, apie ką jūs esate. Ir ilgalaikį perspektyvui, aišku, jis norėtų, kažkaip galbūt stabilizuoti jūsų santykius, galbūt, jeigu jūs susitinkate nereguliariai, kad tie susitikimai, tie pokalbiai taptų reguliarūs, jis norėtų jūs labiau pažinti, kad jūs taptumėte jam artimesnė, suprantamesnė, kad jis, taip sakant, iš tų to rūko išeitų į labiau suprantamesnę jam, tokią teritoriją. Tai tikrai jis norėtų ir toliau, kažkaip tai toliau jūs pažinti ir galvoja apie tai, kad norėtų aiškesnę kažkokią tai vaizdą apie jūs sudaryti. Apie ką planuoja, svajoja, Planai, tai aišku, kad toliau komunikuoti, kažkaip galbūt jums parašyti, kažką tai toliau galbūt susitikti, toliau tęsti tą bendravimą. Tikrai čia nebus paskutinis jūsų bendravimas arba paskutinis jūsų pasimatymas, tikrai toliau veiksmai iš jo pusės bus ir jis toliau planuoja su jumis komunikuoti ir bendrauti. O tokio, tokiose svajonėse, bet kaip mes kalbėjome, šitą poziciją nebūtinai tai, apie ką jis svajoja, bet nebūtinai imsis veiksmų, bet svajonės yra tokios labai romantiškos, jūs jam, galite, jis svajoja, kad jūs taptumėte jam jo tokia žvaigždė, ta svajonė, kad romantiški susitikimai ir panašiai, tai yra jo tikrai tokiuose slaptose svajonėse ir jis norėtų, kad taip tikrai ir būtų. Kažkoks tai, toks, taip kaip minėjau, romantinis bendravimas, tai tikrai gali būti dar tas bendravimas internetu, bet kad jo būtų daugiau, kad jis truputėlį būtų, kitoks, negu yra dabar. Ir toks kaip ir pagrindas visą šito, pasižiūrėkite, kokia įdomi korta iškrito
korta, transformacijos korta. Lygtais, ne, šita korta yra apie kažkokį tai, kad praeitį, ne, mes uždarytumėme. Jeigu tai buvo kažkoks tai nemalonus pokalbis, sakykime, kad mes lygtais uždarom tą viską ir pradedam viską iš naujo. Jeigu jūs, sakykime, esate tokiuose santykiuose, kur dar nėra tos romantikos, ne, nori, kad įvyktų transformacija, kad šitie santykiai, jie pakiltų į kažkokią tai kitą lygį. Ir čia kalba apie tai, kad iš tos nežinomybės, ar mes susitikinėjame, ar mes nesusitikinėjame, ne, ar man patinka, ar nepatinka, jis nori transformuotis ir eiti jau į tą aiškumą ir judėti link, tokio jau aiškesnio susirašinėjimo ir galbūt netgi drįsčiau teikti į romantinį susirašinėjimą, ne, iš tų, sakykime, draugų pozicijos eiti jau į poziciją, kai mes esame iš tikrųjų ne vien tik draugai, mes esame daugiau negu draugai, mes esame romantinė pora. Tai transformacijos, aišku, reikalingos jums ir jūsų santykiuose ir apie tai būtent irgi jo mintis, jo pozicija, galbūt tai yra nesąmoningas poreikis, bet jis yra, linkiu, kad šitie santykiai vystytųsi jums reikalinga linkme. Primenu, kad tai yra bendrasis būrimas, bendroji dėlionė ir būtinai turite pajungti savo intuiciją tam, kad jūs galėtumėte pritaikyti šį būrimą savo, o jeigu jūs norite detalesnės dėlionės apie jo jausmus jums, jo planus jums, jo tolimesnius veiksmus, aš tikrai kviečiu į individualų būrimą, individualią konsultaciją. Visi kontaktai yra šio video aprašyme. Ačiū, kad buvote su manim, ačiū už jūsų patiktukus, už tai, kad prenumeruojate ir susitinkame kitose video. Ate.